Jeigu neturi tu galvos, tau niekas jos ir nelinčiuos. Reiškia, darbas, namai, pinigų yra atostogos 2 savaitės, man pasidarė baisu. Aš supratau, kad aš taip gyventi nenoriu, gyvenimas turi būti kur kas įdomesnis. Kadangi aš esu verslė jau tikrai ne pirmi metai, čia yra mano kūdikis, su kuriuo aš ateinu. Tai galvoju, kad iš to... Jisai kalbėdamas apie save pakalbėjo apie kitus ir tada tie kiti stovi ir jį promina. Gal Renusnaitė, nes ašaros rieda jos... Ne, tai... Žiūrėkit, šitos ašaros tegul pavirsta į žvaigždžių slėnio žvaigždės. Va taip. Sveiki gyvi ir noriu pasveikinti jūs čia susirinkusi Natalį dėl to, kad galėtume turėti gerą laiką. Aš čia esu, žinai, nes aš jau pradėjau nebeskirti savo gyvenimo į darbą ir į gyvenimo kažkokias dalis. Tai yra, viskas yra mano gyvenime gyvenimas. Dirbu scenoje ir esu čia dėl to, kad žinau, kad šita laida turės prasmę, ji bus naudinga žmonėm. Ir jau senai supratau, kad gyvenimas tampa tada įdomus, kai tu gali duoti realią naudą kažkam tai gyvenime. Tai dėl to aš esu čia. O, super, iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi šitais aplodismentais ir labai noriu kokį 30 kartų daugiau. Sveiki, pristatome jums naują pilotinę laidą apie verslą. Ir su jumis mano kolegė, laidos vedėja Milda. Ir mano partneris Dainius. Ir ši laida neša 3 žinutes. Įkvepianti, įgalinanti veikti. Nestandartinė. Laida verslui, kurios pavadinimas yra... Resursų. Mainai. Laidos tikslas yra skatinti Lietuvoje verslumą. Laidoje dalyvauja 4 verslo architektai. Tai yra žmonės, kurie yra pasiekę savo srityse aukštumų ir jie pasiruošę dalinti savo resursais 4 resursais. Tai yra laikas, žmonės, energija arba pinigai. Ir Feniksai tai yra tie žmonės, kurie daro savo verslą, griūna keliasi ir galiausiai stringa, bet... Feniksai yra 8. Juos rinksis mūsų verslo architektai. Ir tik tai 4 nusišypsos sėkmė. Laidos finale tik 4 Feniksai gaus realią naudą plėsti savo verslą. Ir tai jiems suteiks 4 verslo architektai. Laidoje dalyvau žiūrovai, beje, kuriuo galite tapti ir jūs. Nes vienam iš jų čia ir dabar pasiseks ir galėsite tapti Feniksu. Ir užsiregistruoti tapti žiūrovų galite Resursų TV. Kiekvienas žiūrovas laidoje gaus didelę naudą savo verslui skatinti, matydami, kaip Feniksai dega ir kyla. Ir negana to, netvarko vakarėlis garantuotas, nes ten galėsite ne tik Feniksus matyti, bet ir resursų architektus iš arti. Ir jeigu jūs norite dalyvauti laidoje kaip verslo architektas, turite galimybę, kreipkitės į mus Resursų TV. Ir galite Feniksu taip pat užsiregistruoti www.resursutv.lt, nes ten yra galimybė plėsti savo verslą. Ir kad žiūrovai suvoktų, kas dalyvaus laidoje ir kaip viskas vyks, mes pabandysime dabar sudėlioti viską kaip šachmatų lentoje. Ne pradžiai, pradėkime žaidimą. Pas mus dalyvauja 4 žmonės, kuriuos mes vadiname resursų architektais. Žodis architektai labai gražus. Jis toks suteikia viltį, kad tas žmogus, kuris yra architektas, kažką galės suprojektuoti, padaryti. Ne iš karto tokia didybė matosi. Taip, ir aš labai norėčiau pakalbinti, gal po vieną ar dar kokį žodį pasakom apie juos gero. Aš galvoju, kad jie patys pasakys apie save tiek daug gerų žodžių, bet kad žiūrovai suvoktų, kas dar vyks be architektų. Mes turime Feniksus. Visi turbūt žinote, kad Feniks... Kas yra jums Feniksas? Pagalvokit, žodis Feniksas. Su kuo asocijuojasi? Kažkas tai save sudegina tam, kad atgimtų iš naujo. Ir šiandieną laidoje dalyvauja taip pat Feniksai, kurie kaip deimantas, nešlifuotas deimantas, jie turi savo vertę ir dėka architektų tie mūsų Feniksai taps nugludinti ir įgaus savo maksimalę vertę. Tai architektai šiandieną tą vertę kuria, o Feniksai dėka architektų tą vertę pajus ir skleis kitiems. Ir užaugins sparnus ir kad galėtumėte skristi, tai Feniksai. Na ir pats metas susipažinti su mūsų nuostabiaisiais resursų architektais. Aš padedu verslininkam auginti jų verslą smėlio dėžėje. Veikiu
kiek kitaip nei įprasti terapeutai, psichologai, coacheriai. Paprastai verslininkai jų labai bijo. O aš esu žmogus atėjęs iš verslo, daug metų dirbau marketingo srityje ir aš sujungiau smėlio terapiją su verslo žiniomis ir šiai dienai darau smėlio sesijas verslininkam, jie dėlioja smėlio dėžėje figūrėlės ir taip augina savo verslą. Iš karto atėjo asociacija vaikystė, kaip mes žaisdavom smėlio dėžėje ir statydavom pilis, kurios atrodo turi nepaprastą didelę vertę, bet tu supranti, kad vėl tai taps smėliu. Ir tavo dėka tie žmonės sugrįžta, intuityviai sugrįžta į tą vaikystę, kada viskas įmanoma, tu esi laisvas ir wow, man skamba gražiai. Aš iš tikrųjų žinau žinutę ir labai tu ją pataikiai. Žinai, verslas prasideda smėlio dėžėje. Atsinešiu kastuvėlį kitą kartą. Ačiū, Asta, paplokime Astai. Šalia su aukštakulniai sėdi dama, kuri vadinasi Sandrija Kudirkaitė. Ką gali pasiūlyti mūsų Feniksam ir ką gali pasiūlyti visam pasauliui? Mano patirtis rodo, kad visus kalbėtojus, arba taip, visus viešai kalbančių žmonės suskirstyčiau į dvi rūšis. Vieni be galvos, kiti be širdies. Tie, kur be galvos, tai tokie kaip, sakyčiau, žodinė trizna. Žinot, kaip atrodo? Kai kalbu pats nežinau ką ir varo kažkur ir nėra galvos. Aš dabar supratau, kodėl buvo sukurta knyga Raitelis be galvos. Tai čia tie, kur be galvos, tie kalbantieji, kurie be galvos. Tuo tarpu tie, kurie yra be širdies, tai jie puikiai viską žino, ką turi pasakyti, bet toks vaizdas, kai jų klausai, kad kalba robotas. Viskas teisinga ir nieko gyvo. Mano patirtis rodo, kad ta kelionė, kurią žmogus eina ir kurioje man tenka garbė dalyvauti, kai pirmiausia, kai jis ateina, pavyzdžiui, klientai pas mane ir sako, padėkit man pasiruošti kalbą. Pirmiausia, ką pradedam rausdamiesi atrasti, kad galvoje nėra aiški ta idėja. Tai kodėl? Arba ką aš noriu daryti. Ir va tą akimirką, kai jisai supranta, ką nori daryti, tai atsiranda jis keičiasi to žmogaus veidas, jisai pats toksai matosi, atsiranda toks, akis užsidega ir pilnas to įkvėpimo ir drąsos veikti, aš tai pasakyčiau, kad galva ir nuo galvos atėjęs aiškumas duoda tą drąsą veikti ir daryti. Bet jeigu nėra širdies, tada einam prie širdies, knisamės ten ir su autentiškumu, su jo išgyventa ir patirta kelionė, atsidaro susijungia širdis ir protas ir tada atsiranda per širdį ta prasmė, kodėl aš tą darau. Šiaip realiai aš irgi visada labai ieškau žodžio, nes per daug esu turbūt pilna ir tų kojų ir rankų per daug turiu. Tai labai ieškau žodžio, tai aš vis tik save turbūt pavadinčiau architektą ar inžinierę netgi, bet tiek startuolių, tiek tvaraus inovatyvaus verslo, tiek inovacijų, tiek smulkaus ir vidutinio verslo, kurie yra jau patyrę, bet kliūna koja. Tai esu turbūt tas paukščiukas, kuris visą laiką virš labirinto skrenda, ar ne, ir tada žiūri, kokie sprendimai galėtų būti pritaikyti. Ar tai yra išeiti į kitas rinkas, ar tai yra konkrečiai, labai aiškiai matosi, kur vis tik yra priežastis ir kaip mes ją galime pašalinti ir tą ligą išvaryti iš organizmo, kuris yra verslas. Tu pasakai paukščiukas, o mes ką tik kalbėjome apie Feniksą, kaip viskas susiję gražiai. Ir aš dabar atėjo mintis tau kalbant, kad kiekvienas čia esantis resursų architektas kažkadagi buvo irgi Feniksu. O gal ir bus? Kaip sakant, vis taip, žinai, pakyla. Sinusas ir kosinusas, viskas apie matematiką ir fiziką. Bet yra tokie dėsniai, jeigu tu kažkada jau tapai resursų architektų, sugrįžęs į Feniksą, tu vėl tapsi. Žinok, be šansų tau būti kitaip. Tiesiog jau tu pajautai, kas tai yra. Ir gerokai greičiau, nes jau turėjai tame patirties. Ačiū, paplokime Simonai. Apie fiziką, apie chemiją ir apie raganystę viename
mums papasakos žmonių asta. Žmonių asta. Jo. Tai aš pasakysiu taip, kad aš esu maištininkė, aš maištauju, aš atsisakau kentėti, aš atsisakau bijoti, aš atsisakau būti nesėkminga, aš atsisakau būti aukos būsenoj. Ir aš galiu padėti visiems, kurie irgi atsisako kentėti. Aš padedu žmonėms išeiti iš aukos būsenos į autorystę. Aš padedu žmonėms kurti savo autentišką gyvenimą, tokį, kokį jie nori gyventi. Aš realiais jų gyvenimų faktais įrodau tiem žmonėm, kad jie turi savivertę, pasitikėjimą, gabumus, sėkmę, kad daugybę kartų jie savo gyvenime pasiekia neįtikėtinus dalykus. Aš mokau žmonės sustiprinti save. Va tokia aš esu ragana. Wow. Aš, kol ragana kalbėjo, mane toks kažkaip improvizuotos eilės atėjo. Na, aišku, kadangi jos improvizuotos, jo teksto kol kas nežinau, bet atėjo mintis. Žmonės nori sėdėti, žmonės nori tylėti, žmonės nori kentėti, bet su raganos pagalba žmonės gali galėti. Tiesiog labai greitai, kadangi čia aš visus taip plius minus pažįstu, labai greitai po vieną sakinuką pareflektuosiu. Sustikau raganą, sakau, nežinau kur, nežinau kaip, bet tu turi būti čia pas mus. Dar nežinau jos vaidmens, bet kaip suprantu, čia kažkas vyksta. Ragana turi savo vaidmenį, vien ragana pasako viską. Vieną, ne, ragana su gaidžiu. Taip, Simona buvo tas žmogus, kuris labai greitai atėjo, sakė, tik jūs kurkite startuolių, super ekosistemą. Ką jūs ten kažkokius produktėlius siūlote, ne? Tai iš tikrųjų ir gavosi taip, kad praplėtė mano tokį mažytį matymą. Netoks jis ir mažytis. Dėl to, bet praplėtė. Sandrija yra tas žmogus, kuris sugeba tuos iš vidaus iškrapštyti, tuos, žinai, tos perliukus tokius ir sako, čia ir čia. Žinau, kažkaip pamačiau jos akis, tai tiesiog kaip du lazeriai sustiko ir aišku, kad kalam, žinai. Kalam, ne? Jūs šitą tarpusavį kalėt. Ta prasme, mes kalam į gerą pusę, abu. O visas verslas prasideda smėlio dėžiai ir iš tikrųjų maniškis irgi ten prasidėjo, nes tau asocijavosi su pilimis, su namelis, ne? Man tai su tai, žinai, kur tu kasi ir paskui nežvejot. Tai tuos visai kirminukus gerai ten ištraukti ir tada svajonių pilis statyti. Jie vadinasi sliekai. Sliekai. Tai va, brangieji, tai ačiū dar kartą architektam. Beje, architektai yra šiandieną tam, kad padėtų būtent šią akimirką šiems feniksams, kurie yra čia ir būtent su savo galimybėmis, būtent tai, ko reikės jiems. Tai būtų galima pavadinti čia ir dabar. Taip. Labai teisingai, čia ir dabar. Tai čia ir dabar keliaujame prie statulėlių, kurios žymi. Statulėlės yra 4 ir labai smagu, jas žiūrovai dabar galės pamatyti. Jos žymi 4 elementus. Vienas iš jų yra laikas. Antras yra energija. Tai jeigu mes kalbam apie energiją, tai negalvokite, kad ten tik tai baterkės tos batareikos, ne baterijos. Tai yra vidinė motyvacija ir jėga, kuri gali nugalėti bet ką, arba, kaip žiūrint į statulėlę, gali ilgai vidinės motyvacijos vedami, jie gali užtraukti tą sunkų žemės rutulį ten, kur nori. Žinoma, viena iš statulėlių simbolizuoja pinigus. Turbūt apie juos nereik pasakoti, visi žino. Ne, ten aš įsivaizduoju, kad tenais tuos aukso luitų blokus kraunamus visi jau pastebėjo. Taip, ir 4. 4 yra... Vienas iš skulptorių kažkada yra pasakęs, ar ne Michelangelo, kad sako, aš nekuriu skulptūrą, aš tiesiog nuimu nereikalingus dalykus ir visa tai atsiranda. Ir Feniksam laikas kilt. Feniksam duosime dabar kilti laiką ir mes dabar galime pristatyti mūsų Feniksus. Pasitikime Jolantą. Visi žino, kad reikia rūpintis sveikata, bet daugelis neturi tam laiko arba noro. O ką jeigu pasakyčiau, kad padarius nedidelį pakeitimą galvoje, sveikatinimosi procesas užsikurtų savaime. Sveiki, esu Jolanta, sveikų lyderių mentorė. Gera žinia jums, aš turiu raktą, atrakinantį sveikatinimosi ir ilgaamžiškumo procesus. Sutikite, lyderiai yra labai užimti žmonės. Siekia ambicingų veiklos tikslų, turi daugybę įsipareigojimų ir nuolatos gyvena kovoje. Reikia, turiu, privalau.
Ir dėja šita kova persikėlė ir į asmeninį gyvenimą, į rūpestį savo sveikatą. Galbūt todėl, paprasčiausia pasakyti, neturiu laiko. O ką jeigu kova su savimi, kuri aš esu tikra, asmeniškai tai patyriau ir daugelį aplinkui matau tą patį patiriančius, tai yra veda į pralaimėjimą, kova su savimi. Jeigu tai pakeistume sveikatos srity į sveiko savęs kūrimą. Ir kas nuostabu, kad tai galima padaryti jau dabar, nes tam užtenka mažų žingsnelių. Čia yra didžioji magija. Yra 6 prigimtinės sveikatos stiprinimo galios, kurias kiekvienas gaunam ką tik gimdami. Bet dėja apie jas pamirštam ir jos mumise užmiega. Taigi aš pažadinu tą vidinę galę rūpinti savimi. Ir tada man sakomi, ne, sveikata man nerūpi, ne dabar, kiti reikalai svarbesni, pavirsta. Noriu. Aš noriu gyventi sveikai dar keliasdešimt metų. Ir tada kasdienybėje maži žingsneliai dėliojasi taip, kad stiprintų sveikatą. Kokiam dabar statuse yra? Ar dabar generuoja tą veiklą pajamas kažkokias, tai ar turit kitą kažkokią tai pajamų šaltinį? Turiu kitus pajamų šaltinius, o šita veikla yra iš tiesų tokia sudėliota, nes prieš tai perėjau verslo pagrindų kursą. Taip, tada surikiavau chaosą jau į tvarką ir tikėjausi, kad tau užteks. Bet žiūriu, kad vėl sukuosi ties mėgiama veikla. Taip, va. Tai kitaip tariant, ta mėgiama veikla negeneruoja pajamų. Taip, kol kas negeneruoja pajamų. Klientai yra, bet jie ne klientai, o draugai. Taip, draugai. Fanų klubas. Fanų klubas ir aš suprantu, kad jau artimiesiems mano fanų klubas ypatingai patinka. Labai įdomi tavo idėja ir tu pastebi, dabar nėra scenoje mano partnerės, laidos vedėjas Mildas. Taip, pastebiu. Va. Jis sakė didelį ne. Didelį ne, bet jį dalyvauja tavo projekte, kur bus 15 žmonių. Kai jūs pasakėte apie tai, kad turite raktą, kaip atrakinti, kaip ten kažkaip padaryti, ar jūs kalbate apie tokį kažkokį visraktį, ta prasme, visiems paeinantį dalyką? Ar tai yra toks individualus raktas, kuris kiekvienam yra kitoks? Nes gal tas yra svarbu tiem būsimiem dalyviam. 2 viename. Visraktis, kuris pritaikomas kiekvienam individualiai. Nes tai yra asmeninė vizija. Asmeninis, kodėl noriu būti sveika. Sakykim, aš po 50 metų tai pamačiau. Ir tada persisuka. Ir ta kova, kur reikia, turiu, privalau, kai pavirsta noriu, galiu, renkuosi, aukos nelieka. Ir tai yra stipru, ir tada jau aš galiu, ir tada turiu laiko. O jūs turit nors vieną mokantį klientą, kuris jums šiai dienai moka už paslaugas? Ši veikla startuoja visai naujai. Pernai visus metus aš dariau kaip pilotinį projektą, taip keletą net ir draugų mokėjo. Okay, Jūs prašėte, kad mokėtų, ar jie patys? Taip, aš prašiau. Nesakysiu kiek. Kad pasirodo, iš manęs juokėsi. Šiai dienai atvedu ten 5000 klientų. Kaip skailinat save? Kaip padauginat save? Tai čia ir yra tas klausimas didysis, į kurį negaliu atsakyti. Aš matau nedidelį žmonių skaičių ir suprantu, kad tai nebus tas verslas, kurio aš noriu, kurį matau vizijoje. Dėl to man nereikia žmogaus, kuris padės supakuoti tai, kad tai iš tiesų būtų verslas. Nes nuojauta yra, kad taip, tai turėtų būti, tai turėtų veikti, įsukti visą tai. Aš tikrai žinau, kad jūs dabar Feniksų ir resursų architektų nesumaišysit. Ir jeigu jūs norite dalyvauti laidoje, kaip verslo architektas, turite galimybę. Kreipkitės į mus Resursų TV. Ir galite Feniksų taip pat užsiregistruoti www.resursutv.lt, nes ten yra galimybė plėsti savo verslą. Valerija! Aš labai myliu savo darbą. Aš tiesiog dievinu savo darbą ir aš esu ta, kuri skiria savo užsakovus į 2 rūšis. Tie, kurie
labai nori estetiško interjero, bet nepagalvoja apie praktiką, ir tie, kurie labai nori praktiško interjero, bet nepagalvoja apie grožį. Aš esu ta, kurie sujungia funkcionalumą su ergonomika ir sukuria grožį, kurie labai nori klientai. Jeigu iš esmės, tai žmonės labai dažnai atneša paveiksliuką, parodo, ką aš noriu, svajoto namus, bet niekada nepagalvoja apie tai, kuriai vietoj turi atsirasti rozitytė, ką aš ten veiksiu, kokia bus mano šeima, kaip aš tą išnaudosiu. Ir svajoja apie grožį. Bet ar jo užpakaliukas sės į tą kėdutę ir netilps, tai labai labai svarbu. Tai vat, iš esmės, sveiki, aš esu Valerija, dizaino projektų vadovė, ir aš turiu sugebėjimą išgirsti tarp eilučių, ką žmonės sako, ką žmonės nori, ir pateikti teisingą, ergonomišką ir labai gražų interjerą. Mano turbūt pirmas klausimas tai yra, o tai koks lūkestis yra iš šiandien dienos, at kurioje vietoje jums reikalinga ar pagalba, ar turit kažkokį iššūkį, nes iš pristatymo tik supratau, aš faina. Lūkestis iš tikrųjų labai didelis yra. Aš esu profesionali dizainerė daug metų, sukūriau komandą ir sąžininkai pasakius stoviu vietoje ir matau, kad mano verslas tapsi. Stringsta finansai, stringsta komanda, daug chaosiškų idėjų, daug vizijų, bet nėra tvarkos. Ir tas labai labai stabdo mane. Tai aš labai norėčiau surasti žmogų, kuris man padėtų, man mentoris padėtų sudėlioti mano nerealios mintis, mano chaosą į lentynėlės, sutvarkytų ir kad aš galėčiau restartuoti savo verslą į priekį. Ką galėtumėt pasiūlyti mainais? Aš sakyčiau, aš galiu pasiūlyti savo didžiulę patirtį, o tai reiškia, aš galiu sukurti interjerą, arba patarti, arba pakonsultuoti, galų galiausiai surasti tinkamiausią sprendimą jūsų interjerui. Ar tu gali tik tai sukurti, ar tu gali esamą pakoreguoti? Aš galiu ir pakoreguoti, ir padaryti taip, kad galėtų funkcionaliai pasikeisti reikalui esant. Pagalvėlių padėliosi? Surasiu, kas padėlios. Turim klausimą. Norėčiau dar patikslinti, ar jūs galite padėti, pavyzdžiui, šeimoms su gyvenamųjų namų dizainu, ar kalba eina ir apie verslo, ofiso, darbovietės dizainą? Kalba eina apie žmonės, kurie nori atsinaujinti, tai yra ir šeimos, kurie naują būstą įsigyja arba nori renovuotis arba padaugėja ir jiems reikia daugiau erdvės ir jie nesusitalpina. Kalba eina apie verslus, kurie nori startuoti į naują veiklą. Tai šiuo atveju aš esu kaip mentorė, išsaugau šeimas. Esu kaip mažas nykštukas, kurį laikinai apsigyvena tenai, pamato, kaip žmonės gyvena, biški nuleidžia kartais ant žemės, biški pakyla ir padaro noros įgyvendintus. O jeigu kalbėti apie verslą, tai aš numatau ne tik grožį, bet ir funkcionalumą, veiksmumą. Palengvinu taip, kad verslas vystytų ir žmogus, biznismenas, verslininkas tikrai neturėtų galvos skausmą apie tai, kodėl strigsta darbai, kodėl aš turiu užsiminėti ne savo reikalų ir statybininkai ne toj vietoj. Pasitikime Laura. Laura, mes tave iš karto priimam į savo globą. Koks jausmas atėjus čia, nes žiūrovai neįsivaizduoja, kad atrodo tau ateiti lengva, paprasta, bet tu pakeitė lokaciją, pasikeitė energetika, čia mes šalia. Kaip tu dabar? Šiaip tai iš tikrųjų iš pat pradžių buvo baisu, bet po to, kadangi aš esu verslė jau tikrai ne pirmi metai, čia yra mano kūdikis, su kuriuo aš ateinu. Tai galvoju, kad iš to jau gimė jau. Ačiū Dievui. Ir suprantu, kad verslas gimsta būtent iš to diskomforto. Būtent žinai ką, tada, mums metas eiti iš čia, aš noriu, kad išnarplioja. kažkas gimtų čia ant scenos, keliaujam. Aš ten važiavau daug kartų, 10, gal 15 kartų, net neatsimenu kiek. Man atrodo, jums įdomu būtų sužinot, kur. Tai būtų Evijos sala, antra pagal dydį Graikijos sala. Ten aš važiavau su draugiam, organizuodama keliones, savo draugiam. Ir visą laiką grįždavau kodėl, nes ten kažkas yra kitaip. Gal dėl to, kad turizmas ten yra vykdomas tik tai Graikijos gyventojams ir tai nėra tenai masinio to turizmo.
Galiausiai iš savo pačios jausmo 19 metais organizavau draugių stovyklą. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Gimė projektas stovyklos Graikijoje. Liktai kaip ir viskas, visi tą daro, nieko čia kažko tai. Ir įdomiausia, kas buvo. Pradėjau aš kažkada kalbėti, tiesiog pristačiau, priėjo prie manęs vienas lyderis. Sako, žinok, man įdomu, mes turim seniorų bendruomenę. Ir va čia prasidėjo mano visas kelias. O kelias buvo tame, kad apsidairius aplink rinkoje esančius pasiūlymus, niekas nesiūlo individualių kelionių, novatūros gal ten, sakykime, gal nereikėtų minėti pavadinimų, bet tiesiog kitos kelionių agentūros siūlo apskritai kelionės, sudarysiu, surink 40 žmonių. Mano iš karto buvo toksai lūkestis padaryti individualią, pagal poreikius, visiems įkandamą, aiškę, konkrečią. Nuo iki. Kaip aš tai padariau? Mano draugė gyvena Graikijoje 20 metų, jinai kuruoja visą logistiką tenai, nes ir vykdo savo turizmą 10 metų, sakykim. Aš tą darau Lietuvoje. Organizuoju, kuruoju. Tai ką reikia lyderiui? Taip ir atsitiko. Laura, padaryk man kelionę. Padarėm. Išsiaiškinome poreikius. Šiuo atveju buvo seniorai, kiek jie judantis, ką jie daro, ko jie nori. Mes jiem parašėm, suderinom. Yra. Mes turime 17 žmonių kelionę, gegužės 13-20 dienomis. Šitas mano projektukas tik tai po naujų metų logotipą sukūrėm, ir tai paleidom. Ir aš einu per lyderį. Todėl, kad aš supratau, kad čia yra visa verslo esmė. Uždarbį aš turiu, dabar aš einu lygtai į verslą. Lyderis tai yra tas žmogus, kuris turi bendruomenį, jisai turi žmonės. Jisai man ateina, aš jam padarau. Jeigu, sakykim, visiems tinka, valio, mes važiuojam. Jeigu, sakykim, jūs esate kitos kažkokios tai profesijos, ar ten, kaip pavyzdys, jūs galite būti bitininkas, sugalvosim. Tai va, tai kelionės, arba kitaip tariant, stovyklos Graikijoje per lyderius. Turiu 2 klausimus. Tai užklausa kokia? Užklausa. Komunikacija turbūt, nes su komunikacija aš nesu labai daug susidūrusi, todėl nežinau, kaip iškomunikuoti, kaip parduoti tas stovyklas. Lygtai tikslinį klientą aš ir žinau, bet visa ta socialinė erdvė, kaip pateikti, kad, sakykime, užsikabintų tie raktiniai žodžiai kažkokie, tai čia turbūt pagrindinis dalykas. Visų pirma, tai aš būčiau tas beveik tikslinis klientas, kurio ieškotum. Taip. Tai man rūpėtų toks klausimas. Ar jūs sutvarkytumėte ir visus formalumus ir dokumentus, administracinius reikalus, nes, pavyzdžiui, šitų reikalų aš visiškai nenorėčiau imtis? Vienareikšmiškai. Mes pasikalbam, aš išgirstu jūsų idėją, mes tą sudėliojame lape, jūs gaunate galutinį variantą, mes galim ten dėliotis, patinka, nepatinka, jūs daug gaunate informacijos, netgi ir apie kelionę prašymus, todėl kad gidas yra istorikas, mergaitė ta, kuri tenai Graikijoje. Ir jūs tiesiog patvirtinam ir visas popierizmas eina jau per mus, tai yra apmokėjimai, galimas grupinis pirkimas ten per ainus ir visą kitą. Jums nieko iš principo nereikia daryti. Dizaino projektas tai ne tik paveiksliukas iš Pinteresto, tai atspindys jūsų gyvenimo. Iš tikrųjų, 90% mano užsakovų nežino apie savo svajonę, ko jie nori ir kur jie eina. Bet pagalvokit, kiek kartų jūs namuose naudojat savo prailgintuvą, nežinojat, kaip panaudoti virtuvės erdvę, nors daugybė vietos, o dubens pastatyti nėra kur. Jūs persikrausite į naują būtą, didesnis, erdvesnis, fainesnis, o vietos visiems trūksta ir spintos neužpildytos ir nėra kur sukišti daiktų, bet viskas tas yra išsprendžiama. Iš tikrųjų, žmonės nemoka svajoti. Visas dizaino projektas prasideda nuo to, kad jie turi žinoti, ką aš ten veiksiu, kaip aš gyvensiu, apgalvoti kiekvieno šeimos nario poreikius, norus, svajonės ir tik tada susideda realus projektas. Aš esu Valerija Valikoninė ir jau 20 metų vadovauju dizaino projekto grupiai,
vadovė, vedlė tarp užsakovo ir statybininko, apdailininkų, vedu šeimas į tobulą gyvenimą, į svajonę, kuri taptų realybę. Ir su savo patirtimi 20 metų projektuoju funkcionalius interjerus ir padarau tą stebuklą, kuris statybo aikštėje virta ne tik kitumą interjero detalėmis projektais. Viskas būna sklandžiai, viskas pagalvota ir labai funkcionalu. Taigi šiai dienai aš ieškau žmonių panašių į save, profesionalių dizainerių, kurie gyvena dėl savo ambicijų, o dėl šeimos, nori kurti svajonės ir kad tos svajonės būtų ne tik praktiškos, funkcionalios ir tikrai galima būtų jos realizuoti. Norėčiau prisijungti prie tokios komandos ir kad tokia komanda prisijungtų prie manęs. Šio vakaro staigmena, šitos kad galėčiau aš asmeniškai atsipūsti, o toliau galėtų Dainius dirbti, perleidžiu tau, pristatyti tavo kolegą. Antona Lavrentieva. Aš tave sumatęs daug kartų veiksme ir man, žinai, kada žmogus save pristato, man net geriau pažiūrėti, ką jis daro ir man užtenka. Aš tavęs nepristatinėsiu, tu tiesiog padaryk kažką. Kas turit pinigų? Nes man paaiškino laidos esmė, kad jūs duosit pinigų kažkam. Turit kokią nors kupiūrą? O čia tikra? Tikra. Visų pirma patarimas dalyviams. Jeigu gaunat iš ekspertų pinigų, ne faktas, kad jie bus tikri. Ir svarbiausia yra patikrinti, ar pinigai normalūs. Geriausias būdas tai padaryti yra raktas. Žiūrėkit, randi centrą maždaug. Ir viskas. Jeigu yra normalus pinigas, po tokio veiksmo akivaizdžiai turi būti skylė, laikykit ranką. Tačiau, kadangi čia, žiūrėkit, jokių, kaip ir nelieka jokių skylių, tai man atrodo, kad čia akivaizdžiai yra pinigas padirbtas kažkoks. Ir todėl aš geriau jums padarysiu paslaugą, Renatai, aš pats pristatysiu policijai, kad jums nereikėtų... Aš nespėjau nufilmuoti. Jeigu nespėjo, jeigu nufilmuoti nespėjo, tada bus dar patarimas ekspertams. Nes aš, kaip suprantu, jūs pagrindę dalinat patarimus, o pinigų tik vienas gali duoti. Ar davė, kas duosit? Sandra, kviečiame tave. Sandra, mes tave kviečiam iš Lempos dabar. Čia tik idėja. Kad ji virstų realybę, reikės įdėti daug darbo. Žinių. Bet, žinot, vis tiek jis neveikia. Galiu kalbėti be jo. Be tikėjimo, ką tu darai ir kad bus gerai, nieko nebus. Pirmiausia, reikia pradėti nuo idėjos, vidinio tikėjimo ir tada bus gerai. Tai patikiu tuo, ką darau, pati įrodau savo ir tada pradedu dalintis. Bet aš mėgstu dovanoti. Bet ir tai yra kelias, kuriuo eidama ir dalindama kaip dovanas susirenku klientus. Klientus, kuriem įdomu tai, ką aš darau kitaip negu visi daro. Mano kūriamos edukacijos ir vedamos yra unikalios. Turiu patirtį, kaip aš pati kūriau, kokį kelią praėjau, kaip pati savim patikėjau, kad tai, ką darau, yra gerai. Ir dabar noriu vesti kitus, patikėti tuo, ką jie daro ir užlopyti tas finansinės skylės. Bet pirmiausia, aš atėjau čia, kad mano širdis būtų atverta. Širdis atverta. Ar jūs supratot, ko aš noriu? Ne. Taip, aš ir tikėjausi šito klausimo, labai džiaugiuosi, kad jūs jį paklausėte. Širdis atverta, tai yra mano prašymas gauti palaikymą, bendravimą,
resursus, bet resursus tikrus iš širdies, kad mes dalinamės. Aš noriu padėti ir tu nori padėti. Kas yra jūsų klientas? Pasakykite ir mums bus aiškiau, kam tai skirta. Kas gali būti klientas jūsų? Jūs, aš pati savo galiu būti klientė. Prisiminkit, kad visi tai niekas. Tavarse vis tiek, žinote, turi būti žmogus, kažkam, kuris nori susikurti naują edukaciją. Ar naują veiklą. Arba naują, arba iš esamos ją paversti edukaciją. Sandra. Tai aš turiu 2 klausimus, į kuriuos atsakius Sandra, įves ir jų aiškumą. Tai yra, miela Sandra, kas tu esi ir kokias problemas sprendi? Aš esu edukatorių mentorė. Ir... Va, dabar aiškiau šiek tiek. Ir sprendžiu problemą, kaip tai paversti edukacija. Žodžiu, aš dabar suprantu, aš moku šokti, labai puikiai šoku, ne? Taip. Ateinu pas jūs ir jūs mane išmokote, kaip aš galiu mokyti šokti kitus, taip kaip aš šoku. Tipo, aš turiu kažkokį... Kaip tai, ką jūs darote, paversti edukaciją, mokyti taip. Arba aš kepu blynus ir noriu pradėti verslą ir noriu pradėti mokyti kitus žmonės kepti blynus. Ir jūs man padedat tą mano mokėjimą padaryti kaip edukaciją, kad aš galėčiau mokyti kitiem. Taip. Pasitikime Renatą. Renatai, esame šiek tiek pažįstami ir aš net šiek tiek žinau, ką tu darai ir ką tu kuri ir kaip projektuoji, nes turbūt nėra dienos, kad tu nepadarytum stories apie tai. Žinok, yra gera dalintis tuo, kuo tu gyveni. Yra gera dalintis gerų rezultatų ir parodyti Lietuvai, kad yra šis tas labai įdomaus Lietuvoje. Aš noriu su jumis pasidalinti, papasakoti apie vieno mažo berniuko svajonę, kuri virto realybę ir kuri šiai dienai drebina visą Lietuvos vandens turizmo padangę. Svajonė, kuri labai ilgai brendo viduje. Svajonė, kuri buvo išvežta į emigraciją ir ten jinai neištvėrė viso to svetimos šalies buvimo ir pargražino tą berniuką į Lietuvą. Šiai dienai tas berniukas esu aš, kuris savo rankomis pastatė patį didžiausią per visą Lietuvos upeivystės istoriją plaustą, kuris 4 kartus perplaukė mūsų didžiausią upę Nemuną. Ir tas berniukas tapo vienu įdomiausių kelionių organizatorium. Ir šiai dienai Nemo plaustas, tai yra daugiau nei 210 kvadratinių metrų plaukiantis viešbutis, kuris drebina ne tik ir keičia nusistovėjusios, o galbūt net taisyklės, kurių net nebuvo Lietuvos vandens turizme. Ir jisai netgi drebina ir rodo tam tikras tendencijas pasaulinio glampingo srityje. Šiai dienai glampingas Lietuvoje yra vienintelis tokio pobūdžio glampingas, kuris yra ne tik ant seklumos, bet tai yra keliaujantis, plaukiantis viešbutis. Šiai dienai man pavyko sukurti vienus unikaliausius patyriminius kruizus, kurių niekada nebuvo Lietuvoje ir dar tikriausiai ilgai nebus. Ir šiandien plaustas Nemo tapo ikona, ambasadorium, mūsų Nemuno ambasadorium. Ir mano pagrindinis resursas, kurio aš noriu, kad šita idėja augtų dar plačiau, kad jinai garsintų ne tik mūsų didžiausią upę Nemuną pasaulyje, Europoje, pasaulyje, bet ir mūsų Lietuvą. Man reikalingas resursas, kuris pasiteisino. Tai yra verslo pasaulis. Būtent verslo įmonės, verslo pasaulio atstovai, tai yra patys mokiausi mano klientai, patys geriausi mano klientai. Ta parodė praktika ir man reikalingas tramplinas į verslo pasaulį, kad apie Nemo sužinotų kuo daugiau verslų Lietuvoje. Man labai būtų įdomu paklausti, ką tu galėtum pasiūlyti, jeigu mes čia tave nešim. Pačius neužmirštamiausius patyriminius kruizus Lietuvoje, Nemuno upė. Aš jūs nuplukdysiu į neatrastą Nemuno karalystę. Aš turiu papildantį klausimą. Gal galėtum pasakyti, kas iš to, kad atsiranda Nemo plaukiančių kompanijų, atsiranda pinigai, kurie bus
kurie bus skiriami plėsti Nemo pasauliui. Kuris bręsta, kuris auga, kurį mes kartu su mano mentore iškrapštėm. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes plaustas yra kaip ir plaukti, ten yra kosmosas. Matot, šiai dienai įdomi istorija yra tame, kad Nemo kelionės, Nemo plaustas mane atvedė į dar platesnius vandenius. Dėka Nemo plausto, taip likimas susiklosti, aš pradėjau statyti Nemo lieptus, tai yra Nemo prieplaukos, Nemo lieptai ir, sakykime, visą tai, kas susiję yra su vandeniu, ko aš niekada nesitikėjau. Tai, sakykime, čia svajonės yra užkulisiai, tu niekada nežinai, kur likimas tave nuves, jeigu tu bus ištikimas savo svajoniai. Ir trečioji mano kryptis, kuri atsirado dėka Nemo lieptų, Nemo plausto, tai yra Nemo glampingas, Nemo kempingas, tai yra miestas ant vandens. Tai yra tokia triada, kuri susiformavo mano vizijoje ir plaustas Nemo šiai dienai yra visų pirmiausiai mano marketinginis arkliukas, kuris augina mano vardą, tai yra Nemo vardą, Nemo lieptai be abejo statybinė kompanija ir Nemo glampingas, tai yra miestas ant vandens, tai yra polisis ir visa tai yra susiję su pabėgimu nuo streso, tai yra gyvenimas ant vandens. Kiek reisų jau yra įgyvendinta? Jau 9 vasarą, tai sakykime per vasarą mes turim kaip minimum apie 40 kruizų. Ir va čia mano klausimas, jeigu jau 9 vasarą, apie 40 kruizų ir vis dar stovi ant šitos scenos. Žinokit, šiaip tai sekasi man visai neblogai, bet aš matau kur kas didesnę viziją ir tikrai aš matau, kad galima augti. Tarp kitko, iš to pavienio kliento perėti į kokybę, čia yra dėl ko aš ir stoviu iš tos scenos, perėti į kokybę, kad pas mane ateitų kokybiškas mokus klientas. Pakviesime kitą gamtos mylėtoją. Indra. Ar jaučiat, koks buvo gilus įkvėpimas ir iškvėpimas? Pasitikime Indra. Nepabėg dar. Nepabėg. Čia baisiau nei atrodo. Mes prie stalo ten sėdėdami, aš taip nusprendžiau, kaip Sandrė sako, yra žmonės, kurie kalba be širdies ir be galvos. Tai nesvarbu, ar tu turi širdį, ar tu turi galvą, bet čia atsistojęs visos galvos išeina. Tai giliai įkvėk pilvu ir su iškvėpimu bent šiek tiek atpalaiduok kūno. Ačiū labai. Aš tau iš karto eilėraštį. Kiek palaikymą. Jeigu neturi tu galvos, tau niekas jos ir nelinčiuos. Šitas geras, ačiū. Taip, tai iš tikrųjų, tęsiant Renatą, irgi kviečiu pagalvoti, ne tai, kad pagalvoti, o noriu pasidalinti apie gamtą ir apie savo istoriją ir tiesiog paklausti, o kada jūs pačios paskutinį kartą, taip nuoširdžiai žiūrėjote dangų, kada pačios, būdamos mieste, jeigu gyvenat mieste, iš vis matėte tą patį žvaigždėtą dangų, o kada su vaikais, tarkim, pievai gulėjot ir žiūrėjot į žvaigždės krentančias. Tai jeigu neatsimenat, tai iš karto labai noriu pakviesti Liepos 20-ąjį organizuojamą Džiaugsmo festivalį, pasinaudosiu progą. Tai bus Džiaugsmo festivalis suaugusiems vaikams, kurio pačioje pabaigoje mes gulėsime, žiūrėsime žvaigždės. O šiaip mano vardas yra Indra. Aš neturėjau tokios svajonės kaip Renatas nuo vaikystės. Apskritai esu biški gyvenimo pamėtyta, nes gimiau, augau Rygoj, praktiškai miesto centre, atsikraušiau gyventi į Lietuvą, mažutį kaimuką, vos 200 žmonių gyventojų. Tada po mokyklos išvažiavau į užsienį, metus praleidau, grįžau gyventi į Vilnių ir sakiau, kad tai yra paskutinė mano stotelė, bet vyras mane sugrąžino gal tą patį kaimuką į tuos 200 žmonės. Ir tarp kitko pas Renatą Plaustę aš patyriau, kas yra iš tikrųjų gamta. Ir tą gamtos karalystę, žvaigždžių slėnį, alternatyvų pasaulį mes dabar kuriame su mūsų vyru. Tai kviečiu tiesiog pabandyti įsivaizduoti, kad vos valanda kelio nuo Vilniaus, nuo Kauno ir Panevėžio, tobuloje vietoje, yra kuriama jau yra tokia vieta, žvaigždžių slėnis, į kurią atvyksta žmogus norėdamas tiesiog atitrūkti nuo gyvenimo rūpesčio, nuo įtampos, nuo streso, sulėtinti laiką, nes būtent ten visas laikas priklauso jums. Jūs kokybiškai ten leidžiate laiką su savo šeima, kuriate tą ryšį, kuris yra ženkliai kokybiškesnis negu kartu praleistas laikas, tarkim, žiūrint televizorių. Žaidžiate lauko žaidimus, dalyvaujate vietoje organizuojamas edukacijose, tarkim, išmokytų Sandros praktikose, pasivaišinote kavos namelį arba kava, susidėliojate iš augalų savo asmeninę mandalą, o jeigu norit, galite pasilikti ilgiau ir apsistoti taip pat glampinge, nerealiam ir taip pat unikaliam, vieninteliam tokiam Lietuvoje glampinge, kur drąsiai galiu pasakyti, vaizdai
klientų žodžiais prilyksta balio vaizdams. Man labai patiko iš tikrųjų tavo idėja, man labai surezonavo, nes galbūt panašiai svajojame kažką tai. Bet man tada klausimas yra to partnerio paieškos, to žmogaus, su kuriuo kartu vystyti verslą. Verslą ar idėjas, man va tos truputį aiškumo, ką tas žmogus turėtų daryti, kokio žmogaus paieškos yra. Patikslinkite. Ką jis turėtų daryti? Labai geras klausimas, į kurį man pačiai iš tiesų sunku pasakyti. Aš suvokiu vieną dalyką, kad man vienai vystyti tokią veiklą, visa ta idėja yra ganėtinai sudėtinga. Tai aš įsivaizduoju, kad tas žmogus šalia manęs, jis iš principo padėtų dėliotis visus žingsnius, dėliotis, kaip tos vizijos pasiekt galėtume. Tai čia tada jeigu jisai padeda dėlioti žingsnius, gal jisai ne visai partneris, o mentorius galėtų? Ne. Jis galėtų, tikslinu tada iš tikrųjų, iš karto galvoju pati, o tai ko tikrai labiausiai trūksta. Trūksta to žmogus, kuris padėtų organizuoti tas pačias veiklas slėnyje. Bet man tada iš karto nuskambėjo, žinai, kaip pasakė, o ką galiu duoti mainais. Ir mainais yra, barterinės paslaugos, bet kad tada 50% verslo, aš to neišgirdau. Aš manyčiau, kad apie šitos dalykus tiesiog ne čia ant scenos kalbėti, nes turbūt yra variantų įvairių galimų. Pala, šita scena yra tam, kad kalbėti, o tu sakai ant čia kalbėti. Per pičą ir pasakoma, kiek esu pasiruošęs atiduoti. Nes kodėl klausimas? Aš gal tai pasakysiu taip, jis yra dar augimo procese, tai tiesiog būtent dėl to yra sunku kalbėti apie finansinės kažkokias tai dalybės, nes mes erdvę kuriam dar. Yra dalykai, kurie jau vyksta, bet yra dar daug ką padaryti. Bet tai yra labai gražiai Asta ir įvardino, tai yra labiau tada toks investuotojo statusas, žinai, aktyvaus investuotojo statusas. Ir šiai dienai suprasdamas, kad ateinu į minusinį, nes turiu pakelti, ar ne, lygiai taip pačiai. Tai aš girdžiu, kad labai su manimi nori pasidalinti viską, kas slegia, tai reiškia darbus, ar ne? Bet toliau kalbam apie šitą baimę dėl alkoholio, ar ne, tai vadinasi, čia yra ne mano klientas. Klausimas, kas yra mano. Ir jeigu mes paimsim auditoriją, kurią dar galima pradėti praplėsti į atvykstamą į turizmą tą patį, ar ne? Kurių čia galit pabendradarbiauti dar ir su... Gal Renusnaitė? Nes ašaros rieda jos... Ne, tai čia... Gal paleidžiame ir palydime su aplodismentais. Žiūrėkit, šitos ašaros tegul pavirsta į žvaigždžių slėnio žvaigždės. Va taip. Pavargom kurti ir gyventi iš oro. Kaip upė teka, taip ir kūrėjai kuria, bet tai lieka tik tarp namų ir šeimos sienų. Kūrybą nesidalinam, neskleidžiam žinios. Tai aš esu tas žmogus, kuris praėjo visą šitą kelią. Daug darė, kūrė. Rezultatų turėjo visokių. Ir dabar aš galiu drąsiai teikti, kad esu edukatorė ir žinau, kaip tavo mėgstamą veiklą galima paversti finansiškai naudingą, nešančią tau ir tavo šeimai pelną, o visam pasauliu gražią žinią apie tavo kūrybą, apie tavo norą dalintis savo patirtimi. Taigi aš, Sandra, kartu su komanda galiu pasiūlyti sprendimą, pasinaudoti trenerio paslaugomis, mentoriaus, lektoriaus ir susikurti savo mėgstamą veiklą, kuri neštų finansus. Taigi ieškau bendruomenių, žmonių, kurie tikrai verti išgirsti tą informaciją, kurią daug metų rinkau, kad galėčiau paskleisti ir pasidalinti. Aš ateinu su pirmos pagalbos vaistinėlė. Žiūrėkit, kai yra tas jausmas frustracijos arba nepatogumo, kai mes pradedam uždavinėti tuos keistus klausimus ar kabinančius ir kai dažniausiai mes galime šitą pajausti kūne, kažkas pradeda darytis. Kartais net negali suprasti ir įvardinti, kas kūne tuo metu prasideda. Tai kviečiu tuo metu tiesiog
pasakyti terapinę frazę. Aš nusinešiu namo šitą. Ir jums iš karto palengvės, nes jūs įvardinsite, kad viduje norisi priešintis ar kyla kažkas viduje. Kai pas mane ateina klientas, visada sakau, kurioje vietoje tu pasiruošęs šiuo metu transformacijai, kurioje vietoje tu nori pokyčio, kur tau skauda, bet kurią tu jau pasiruošęs pasikeisti. Tai plus dar labai norisi aiškumo. Gal geriau mažiau žodžių, bet tiksliau apibūdinti, ką jūs veikiat, kur jūs stringat ir ko jūs ieškot. Nes šiuo metu net neina išgirsti, ko jūs ieškot, kokios pagalbos. Pamini, mes turime 7 Feniksus. Mes turime 7 Feniksus, O pamenu. mes turėtume turėti 8. Taip, ir tu kalbė apie galimybę vienam iš žiūrovų tapti Feniksu čia, tiesiai laidoje? Taip, kad galėtų atsistoti, va, jie labai ruošiasi, žinai, labai džiaugiasi, labai laukia, labai yra, kaip sakant, visą mokyklą praėję, o mes sakom, kas nori, atsisėdo. Čia realiai gaunasi, kaip tu laimėjai loterijoje. Taip. Tu įsivaizduok, tie, kurie ateityje dalyvaus laidoje, žino šitą galimybę, aš bijau, kad mes žiūrovų nestalpinsime. Kaip mano žiūrovai nori ten scenos? O, pažiūrėk, kaip garsiai ploja. Tai gal galėtum ištraukti iš kišenės stebuklingas 2 korteles, ant kurių užrašyti žiūrovų, kurie nori ir drįsta. Čia yra 2 kortos ir iš tų žiūrovų, kuris dabar taps Feniksu, padarom taip, pasakyk bet kokį žodį. Iš nedaugiau negu 10 raidžių. Robotas. Robotas. Tu pasakai net kaip estė kokia robotas. Bandžiau suskaičiuoti raidės. Ar gali palaikyti kortas? Mielai. Gerai. R-O-B-O-T-A-C. Šitas žmogus tampa laimingoju ir jo vardas yra, skaitom. Sauliau, kviečiame sugrįžti prie stalo. Aš dabar taip įsivaizduoju, Saulius turėtų įeiti į šitą sceną taip. Labas, aš robotas Saulius. Saulius robotas. Robotai atsisėsk prie stalo, tu būsi 8. Pirmasis Lietuvos pagamintas robotas Saulius, vardas gražus. Sandėje nemokė kalbėti. Neturiu širdies, ane? Galva turiu, širdies nereikia. Dovydai, ateik čia ant scenos. Scena tavo. Pagrinde dirbu su baldais ir interjero detalėmis, bet nevengiu ir įdomesnių projektų. Tai 3 sėkmės istorijos. Klientė, arba aš kviečiu ją vadinti bendradarbė, norėjo žaidimų namelio vaikams. Sukūrė miestą. Visą miestą, iš jų vienas namas buvo kaip ir nebaigtos statybos, bet jį to ir norėjo. Padarėm. Antras žmogus, bendradarbis, pas mane kreipėsi su pagalba, kad padėčiau sutvarkyti šiek tiek apdaužytą stalą. Metam šalin tą stalą ir per 3 paras, dėl to, kad teko ir naktim šiek tiek padirbėti, kad spėtume iki deadline'o, mes pagaminom stalą, kokio jį norėjo. Pristatėm iki deadline'o. Ir trečias žmogus, kuris čia salėje taip pat yra, bekalbant, bendraujant, jį paklausė patarimo, ką galėčiau savo dukrai padovanoti. Ir gavosi taip, kad mes jai padovanojom dukrai, tai yra medžio gamybos edukaciją, kurios metu jaunuoliai galėjo pasigaminti savo medinį papuošalą. Tai padėjau, įgyvendinom idėją, visi liko patenkinti. Tai šiai dienai sakau, kad aš galiu pagelbėti ir ieškau žmonių, kolegų, bendradarbių, kurie padidintų mano žinomumą, kadangi tokių kaip aš, kuriančių pridėtinę vertę klientui arba bendradarbiui, kurie įsiklauso į jų idėjas ir jų norus, yra pakankamai nedaug rinkoje. Norėčiau pakelti savo žinomumą ir taip pat ieškau galimybės praplėsti savo kontaktų ratą, kad galėčiau prieiti prie tokių žmonių kaip interjero dizaineriai, statybininkai ir dar kažkas, su kuriais galėčiau bendradarbiauti, kuriant projektus. Ką galiu pasiūlyti? Savo patirtį.
Ir jeigu turit idėją, pabendraujam, o pabaigai mano dirbtuvėse dažnai kyla dulkės, tai kviečiu kartu pasidulkinti. Tikslas yra sukurti savo darbo vietą, ar tikslas yra užauginti verslą? Darbo vieta yra sukurta, ji yra... Nepilnai užimta jinai šiuo metu. Nepilnai užimta, teisingai. Todėl noriu padidinti žinomumą ir padidinti verslą, padidinti užimtumą ir su didelė galimybė plėstis. Ar turit dar aplink save žmonių, kurie būtų jūsų komandoje, kitaip tariant, jūs replikuotas? Visko užsiimu pats, spėju, darbas atliekamas yra pakankamai kokybiškai, komunikacija yra atliekama kokybiškai, kas yra, manau, kertinis akmuo mano versle. Ir, o jeigu yra kažko, ko pats ar nesugebėčiau, ar pritrūktų kompetencijos, tai pasiprašau pagalbos pas kolegas, galbūt užsakau kaip ir trečią žmogų papildomą paslaugomis, bet iš idėjos vis tiek pristatau savo klientams galutinį variantą, kuris būtų 110% patenkintas. Resursų mainai apima dvi stovyklas. Feniksai, kurie pradeda daryti savo verslus, ir resursų architektai, kurie nori tiem Feniksam padėti. Taigi ateik į laidos filmavimą, nes tu gali tapti vienas iš tų, kuris gaus galimybę ne tik tai eterį, ne tik tai sklaidą, bet ir galimybę gauti vieną iš resursų, tai yra laiką, energiją, žmonės arba net pinigus. Ateik į filmavimą ir tapk Feniksu. Taip, aš kadangi ekspromtu, tai leisiu savo, pasižymėjau kelis tokius punktus. Tai labas vakaras. Pirmasis skamba taip. Ačiū už puikiai pravestą vakarą. Rekomendacijos 100%. Antrasis, didžiausios rekomendacijos. Puikiai pravedėte nedidelę šventę, žaidimai nematyti įdomus, o balsas ir muzika iš vis kažkas nuostabaus. Trečias. Geriausios rekomendacijos, jei ieškote atsakingo, rūpestingo renginių vedėjo, jis kaip tik toks. Šventės metu buvo atsižvelgta į visus norus, širdis suvirpino muzikos garsai. Didžiausios sėkmės. Ir tokius atsiliepimus ir panašius į juos galite rasti pas vieną geriausių, geidžiamiausių, populiariausių renginių vedėjų, tai yra Dainiaus Facebook'e. Aš esu priverstas sutvarkyti kai kurios reikalus. Palaikykit mano mikrofoną. Va už tai Dainius ir yra geriausias. Dainius, kai veda vestuvės, jisai dar spėja aplinkinėse sodybose asistentų padirbti, prie jose vestuvės jis viską spėja. O dabar šiek tiek apie mane. Tai esu Saulius Paurazas, renginių vedėjas, renginius vedu jau daugiau kaip 12 metų. Juose nevengiu paimti akustinės gitaros į rankas ir taip šventę papuošti dar kažkokiamis kitokiamis, gražiamis, lyriškesnėmis spalvomis. Daug kas manęs klausia, kaip daug kas, ne tiek daug ir ne taip dažnai, kaip norėčiau. Geras, užskaitau. Tas labai gerai. Bet kartais manęs paklausė, Sauliau, yra tokia slapta Facebook'e vedėjų renginių grupė. Ten yra 264 vedėjai, ką tik tikrinau. Kodėl tu geresnis, kodėl tu išradingesnis, visokesnis, kodėl mes turime stabdyti tave? Ir aš dažniausiai šitą klausimą atsakau štai taip. Aš nežinau, kodėl aš esu geresnis arba kiti blogesni, taip nėra. Bet jeigu jūs norite jaukios, gražios, bet tuo pačiu linksmos, nuotaikingos šventės be įtampos, tai žinoma, skambinkit kam? Dainiui. Aš noriu pasidalinti vieną patirtim. Organizavau pauzę renginį. Paskutinę dieną išvakarėse atšaukė mano dainorėlė, dainininkė, atlikėja. Ir aš tiesiog po 9 vakaro
o rytoj renginys, ne? Beveik 10. Palauk, aš tik tai suvokiau, kad 9 man reikia ieškoti ir aš 9:30 pradėjau ieškoti žmonių. Ir žinokit, Saulius atrašė ir tiesiog be klausimų sakau, man reikia, kad būtų, ką tu darai? Tai aš biški vedu, biški dainuoju. Sakau, tai ateik biški pabūsi. Tai žinokit, aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad jisai žiemą, nes renginys buvo žiemą, turi darbo. Aš dabar klausau ir galvoju, koks procesas, kaip taip gudriai ar išmintingai galima padaryti, kad žmogus šiaip išėjo kalbėti apie save. Jisai kalbėdamas apie save pakalbėjo apie kitus ir tada tie kiti stovi ir jį promina. Galvoju. Tai rodo, kad intravertas labai protingas. Jaučiat, kokia energija gerai šios sklinda? Kada paskutinį kartą jūs vakare išėję į lauką pakėlėte akis į dangų? O kada paskutinį kartą pakėlęs akis į dangų matėt žvaigždžių? Daug žvaigždžių. Žvaigždžių slėnyje dangus iš tikrųjų yra toks, kuriame tiesioginė ta žodžio prasme gali paskesti. Mano vardas yra Indra ir mes su šeima kūrėme gamtos lopšį žvaigždžių slėnį, skirtą miesto žmogui, kuris galėtų atvykti čia ir grįžti tuos nerūpestingus laikus, kada basas lakstė gamtoje po pievą, kada gulėjo vakarais ir klausėsi žiogų, bei tiesiog skaičiavo krentančias žvaigždės. Čia teikiamas įvairios paslaugos, tai yra ir poilsis, glampinge bei kupoluose, planuojame organizuoti ir edukacijas, organizuoja taip pat ir renginius. Vienas iš jų, kurį beje labai kviečiu atvykti jau šią vasarą, tai yra šeimos piknikas ir dar kitas yra džiaugsmo festivalis. Bet tai yra tik mūsų kelio pradžia, mes kuriamės ambicijas, turim didelės ir čia taip pat yra organizuojama įvairių projektų, idėjų apie projektus taip pat yra daug. Ir ko aš labai ieškau šitam keliu, tai yra žmonių, projektų partnerių, kurie norėtų kartu organizuoti, kartu kurti, realizuoti savo idėją, savo mintis, kuriems reikia ploto, erdvės gamtoje, būtent šitoms idėjoms įgyvendinti. Tai kartu sudėjus mūsų resursus, aš manau, mums pavyktų sukurti kažką iš tiesų labai didelio, gražaus, unikalaus Lietuvoje ir be abejo vertingo žmonėms. O jūs galėtumėt save realizuoti čia. Resursų mainai apima 2 stovyklas. Feniksai, kurie pradeda daryti savo verslus ir resursų architektai, kurie nori tiem Feniksam padėti. Taigi ateik į laidos filmavimą, nes tu gali tapti vienas iš tų, kuris gaus galimybę ne tik tai eterį, ne tik tai sklaidą, bet ir galimybę gauti vieną iš resursų, tai yra laiką, energiją, žmonės arba net pinigus. Ateik į filmavimą ir tapk Feniksu. O dabar galime daryti pasitarimą. Nakčia motociklais į greitkelio rūką įjungia ilgas šviesas, abudu išrūkom. Daug Dieve pabusti, neturinčiam saiko. Nėra stipresnių vaistų už meilę ir greitį. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man kadais. Juoda orchidėja. Tai ką, susirinkome į finalinę dalį, kuomet dirbo mūsų architektai ir kažką čia nukalė tam, kad galėtų įteikti Feniksam. Pasirinktam Feniksui. Kiekvienas pasirinko po vieną, tai šiandieną tik 4 Feniksai gaus mūsų architektų dovaną ir pripažinimą ir galimybę tęsti su juo toliau. Negaliu aš sutikti. Kodėl tu sakai, kad tik? Tik? Net 4
Feniksai šiandien gauna 4 resursus. Tiesiog išgirdau lašelius. Tik lašelis. O aš galvoju, tai kap, aukselis. Kviečiame architektus iš eilės ant scenos. Asta. Pradžiai gal nesakyti, kam iškart duodu, ne? Ne, nesakyti. Pradžiai, kad visi žinotų, kas čia per resursas. Aš stoviu su energijos statulėlė. Aš tai kokio gražumo. Ir aš pasirinkau ją specialiai, kad įteikti žmogui, kuriam norėčiau, kad mano vedamos smėlio sesijos padėtų viduje užsisukti tarytum surūdijusiems varžteliams, sraigteliams ir kad energija stipriai pratekėtų ir kad verslas ūgteltų į naują lygį ir kad netrukdytų jokie vidiniai barjerai, trukdžiai, kažkokios vaikystės gal patirtis, kurios šiuo metu stabdo verslo augimą. Tai mano pasirinktas žmogus, kuriam galvoju būtų šiai dienai daugiausia naudos ir netgi atneštų galbūt Lietuvai ir Lietuvos verslininkam naudos, tai yra Laura. Laura! Netiki to, ką išgirdo. Aš namo norėjau važiuoti. O nenori? Aš galiu patikslinti, ką gausi. Aš bent 3 mėnesius pasižadu vesti tave link tavo verslo augimo. Gerai? Gerai, apie terminą. Aš lium. Palaikyk. Ačiū labai. Tikrai nesitikėjau, nes galvoju, ką čia apie mane, kam čia rūpi dabar. Bet greičiausiai mes visi verslai maži taip galvojam. Ką aš čia tokio padarysiu tai Lietuvai? Ačiū, kad patikėjau. Atik čia pas mus. Aš galiu pažiūrėti, gerai. Tai šį resursą aš dovanoju Jolantai. Jolanta! Jolanta jau skrenda kaip paukštė. Jolanta, kviečiau tave pasinaudoti tuo resursu, jeigu tu prisimeni spalio mėnesį. Ir sakiau, ateik, aš galiu tau būti naudinga. Ilgai ėjai, tai dabar aš pati tave pasiėmiau. Aš manau, kad toks buvo jo planas. Šitas resursas tampa rezultatu tik tai tada, kai mūsų protas ir širdis dirba išvien. Iš širdies pakrapštysime, kuo tu skiriesi nuo visų, kurie kalba apie sveikatą. Ir tai reiškia, kad aš dovanoju tau 3 susitikimus, 3 konsultacijas, per kurias mes paleisime tavo startą. Mes ką tik atidarėme pinigų kanalą. Simona, palaikome aplodismentais. Simona! Aš labai dažnai, kaip jau pačioj pradžioj, užsiminiau, kad man labai sunku save pristatyti, kaip tą vieną visumą, ar tą dramblį, nes vis mato mano uodegą, straublį, ausį ir taip toliau. Tai aš labai mėgstu save pristatinėti kaip žmogus. Ir žmonių žmogus. Ir tas angliškai toks terminas people person. Tai iš tikrųjų nuo pat vaikystės, sakiau, nėra nieko man svarbiau už žmonės iš principo. Galbūt kartais pamindavau per daug net ir save, dėl to, kad žmogus yra pirmiau manęs. Tam, kad pridėti ir pakelti šiek tiek kitą lygį. Aš jau girdžiu likusių žmonių širdies plakimą, jis toks garsus. Aš pasirinkau iš tiesų ir žmogų, ir projektą, kuris mane tuo pačiu dar kaip ir žmogų labai traukia. Ne tik dėl to, kad aš šiaip mėgstu viską testuoti, tai čia aš viską noriu ištestuoti, bet dėl to, kad viena mano koja tai yra visuomeniai vertės kūrimas, Lietuvai vertės kūrimas, davimas atgal, vadinkim taip, ir tą aš darau visą gyvenimą, tai man Renatas. Renatas negali pakilti nuo savo kėdės, neįtikėtina. Sveikinu labai. Sveikinu. Išvadinau neambicingų ir dabar sakau, tik čia. Padarysiu už to. Stebuklas. Ačiū labai. Ačiū iš tikrųjų, nuostabu. Jaučiu didelius horizontus. Bus. Taip, ateina, jaučiu. Kitą kartą pasidalinsim, kaip mums pasisekė. Žmonių Asta.
žmonės. Taip, ką tik prisipažinau, kad aš esu intravertė, o dabar vis dėlto esu žmogus. Aš iš tikrųjų duosiu tai, kuo aš net neprekiauju. Aš padovanosiu tam išrinktajam Feniksui tai, ko niekas negali gauti šiaip jau. Ką aš dovanoju, tai savo laiką ir žinias, iš tikrųjų, kaip suorganizuoti savo verslą, kaip sudėlioti momentus apie komunikaciją, apie marketingą, kaip panaudoti visom esamom platformom, žodžiu, kaip suorganizuoti savo veiklą. Ir tas Feniksas, kuris yra iš tikrųjų Feniksas. Aš tą nujaučiu. Tai yra Dovydas. Dovydas! Nežinau, Dovydai, ar tu paklausėjai mano patarimo švarko nesirengti? Tiesiog tavęs klausydamasi kažkaip tai supratau, kad aš suprantu, ką tu veiki. Ir supratau, kuo aš tau galiu būti naudinga. Ačiū. Dėl linksmumo, tai taip, tavo patarimas dėl švarko tikrai buvo. Nereikia čia nais dabar. Bet gerai, dar buvo pora. Jau visi žinom, kaip iš tikrųjų buvo. Ir patarimas dėl platformos, kurią per pertraukėlę išbandžiau jau. O, matai, mes galim bendradarbiauti, matau, iš tikrųjų. Ja, aš nestabdau. Tai, ačiū. Super. Taip. Kiekvienas žiūrovas laidoje gaus didelę naudą savo verslui skatinti, matydami, kaip Feniksai dega ir kyla. Ir negana to, networko vakarėlis garantuotas, nes ten galėsite ne tik Feniksus matyti, bet ir resursų architektus iš arti. Mes dėkojame mūsų architektams, dėkojame mūsų Feniksams ir žinoma, jūs galėsite matyti, kaipgi sekėsi architektams bendradarbiauti su Feniksais. Ir noriu labai pabrėžti, kad ne visada gali pasisekti. Jums čia kažką pabendradarbiauti, tai matysite ir geras istorijas, ir feilus, ir labai tikiuosi, kad tik tai geros istorijos gims. O mes susitiksime kitose laidose, laukime jūsų, jeigu jaučiat, kad jums reikia. Ačiū, iki.